Na, tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio, ir pradedu savo savaitę ir parodysiu, ką man pavyks padaryti per šią savaitę. Tai čia matot prieš save baleriną, truputį šviečia nuo lempos, va, pakreipsiu. Tai dabar, kaip atsimenat, ruletė man išsuko štai šitą nuostabią baleriną ir aš ją darysiu jau bingo užduotyje, kur yra profesija. Tai balerina tai man labai tokia romantiška, tokia labai, nežinau, graži, elegantiška profesija yra balerina. Tai čia reikia labai nedaug padaryti, 300 kryželių. Tai parodau dabar, kiek aš turiu. Štai tiek aš turiu. 300 kryželių reikia daryti, o aš darysiu pusiniais. Va čia va toliau noriu tiesiog eiti iki pat kraštelio, kad žinočiau, kur čia baigėsi. Nes va čia jau matote yra aišku kur, o čia va man neaišku truputį, kur baigėsi, kurioje vietoje. Skaičiuoti ir visą tą žymėti medžiagą, tai kažkaip nesinori. Norisi daugiau siuvinėti. Tai va, 300 kryželių reiškia reikės padaryti 600 pusinių. Ir jau tikrai pasimatys kaip pusiniais, tai pasimatys pažanga. Ką aš dar veikiau, šiandien jau yra trečiadienis, tai vakar ir šiandien ryte truputį dar siuvinėjau elfukę. Tai aš jums ją rodysiu jau pabaigoje savaitės, už visą savaitę, kiekgi pavyko man ją pajudinti. Ir šitą darbą, kai padarysiu va šitą baleriną, tada jau rodysiu kitą bingo, kalėdinio bingo, kur iškrito man kalėdų senelis toksai fainas. Tik aš dar nesugalvoju, kaip jį, kur siuvinėt. Ar ant plastiko siuvinėt, ar ant medžiagos siuvinėt. Reikia pažiūrėti, kokio jis yra išmatavimo. Ir va tada spręsiu, ką aš toliau su juo, kur norėčiau jį siuvinėti. Na ką, einu siuvinėti ir susitiksim jum už minutės, ne už minutės, ką jau čia, už kelių sekundžių, o aš einu dirbti. Iki. Na va, atėjo ir pirmadienis jau, tiksliau šiandien yra antradienis. Vakar nefilmavau ir visą savaitę nefilmavau. Ir dabar rodau jums, kiek čia aš padariau, kiek paaugo. Tai va, kaip matote, va čia paaugo ir va čia jau yra kraštelis darbo. Čia va viskas jau pakraštys ir tiesiog truputį va čia visur pasiuvinėjau. Tai dėl ko vakar nefilmavau, tai parodysiu pabaigoje šito video kaltininką, dėl ko negalėjau vakar filmuoti, o šiaip visą savaitę daugiau ruletės ir nesukau, kadangi buvo kryžiukų namuose, buvo burtai reikėjo atlikti ir aišku norėjau su elfukė daugiau pasistumėti. Tai va tuo ir parodysiu, kiekgi mano elfukė per savaitę pajudėjo. Dar įdėsiu nuotrauką, turbūt, jo. Einu atsinešiu elfukę ir tada parodysiu, kiek jinai man pajudėjo. Dar beje apie šitą darbą visai nepašnekėjau. Tai čia siuvinėjosi pagrindė pusiniais. Viskas eina pusiniais ir čia daugiausia va šitas fonas tai eina 4 gijom. Visur eina, yra ir blendai, yra ir vienos spalvos. Tai va, einasi visai neblogai, tik tai aišku norisi daugiau. Aš čia padariau normą, kiek man reikėjo. Aš dabar neatsimenu pagal bingo. Pasiėmiau tą profesiją, kiek ten, man atrodo, 300 šitų kryželių, reiškia 600 dygsnelių aš padariau. Čia ir padėjau į šoną, dėl to, kad tai nėra mano pagrindinis darbas, kurį aš norėčiau judinti labai greitai. Nu ir einu dabar atsinešiu pagrindinį, tai yra elfukė. Tai turėjau įdėti nuotrauką, tai turėjot matyti, kas buvo ir ką aš padariau per savaitę. Tai štai žiūrėkit, atsirado ausytė, elfukės ausytė. Labai faina ausytė ir aš kai siuvinėjau, va čia šitą va vietą siuvinėjau, laikrodį tą baiginėjau, paskui jau čia ir galvojau pagal bingo normas jau viską padariau, ką reikia, o paskui galvoju, nu labai norisi šitą ausį pamatyti. Ausytę pamatyti ir siuvinėti, tai aš pasiėmiau bingo 2 normas, dabar neatsimenu, kurias aš ten ėmiau, bet vienu žodžiu dariau 2 ir norėjosi grožį pamatyti.
Na tai va, ausis yra, čia jau plaukai va piešėsi ir va štai kiek man pajudėjo per šią savaitę lufukė. Tai čia yra dar tokio kapstymosi truputį, o va čia jau eis kepurė, tai čia turėtų eiti greičiau darbas, čia va ta sagė vėl bus kapstymosi ir paskui vėl čia greičiau. Tai va žiūrėsim, kaip man šią savaitę seksis, nes vakar aš jos nesiuvinėjau, nes buvo kiti darbai, kuriuos norėjau pajudinti, tai praleidau vieną dieną ir šiandien turbūt atsisėsiu jau vakare. Gal šitą, nežinau, žiūrėsim, ką išsuks man ruletė, tai žiūrėsim, gal šitą pajudinsiu darbą, o gal kažką kitą paimsiu. Tai štai tiek mano elfukės yra, po truputį auga, va sparnai, pažiūrėkit, kokie man tie sparnai irgi labai gražus. Ir aplamai visas paveikslas labai gražus toksai, o akis tai ypatingai. Tai viskas su elfukė tiek, dabar einu atsinešiu sekantį darbą, kuris buvo burtuose, man iškrito, ne ruletėj, bet burtuose. Ir sekantis darbas tai buvo štai šitas, nesvarumas, kažkur nuotrauką turiu, bet aš manau, jūs atsimena, čia truputį uždengta, čia ta moteris eina, čia jos koja, čia dviračio eina rėmas ir va čia jau ryškėja mažas ratukas to dviračio. Ir ką aš čia burtuose reikėjo padaryti 700 kryželių, o kadangi aš darau pusiniais, tai reiškia, man reikėjo 1400 padaryti. 1400 ir plus dar bingo pasėmiau to pačiu užduotį, tai iš viso 1800 pasidariau pusinių. Tai va čia va, kaip matote, va, pavyzdžiui, pajudėjau, man atrodo, va tiek, va, gabaliuką šitą ir nepabaigiau iki pabaigos eilutės, nes, nu, tiesiog jau norėsiu imti kitą darbą ir su šituo nebežaisti. Irgi tai nėra pagrindinis mano darbas, bet labai džiaugiuosi, kad po truputį jisai auga. Čia, kaip matote, yra mano siūliukai tokie, va, plaukiukai, siūliukai. Tai aš vis dėlto pradėjau kaip pasakyti, užbaigiant siūlą, aš palieku tokias uodegėlės, toliau truputį, paskui čia siuvinėjant man užsisiuvinėja ir aš nukerpu. Dėl to, kad pradžioje, kai aš dariau čia, nenoriu vartyti visiškai darbo ir dariau tvirtinimą tiesiog tarp šitų gijų. Va čia va tarp tų gijų, o čia gijos labai tokios mažutės ir suspaustos. Tai man kartais išlenda siūliuko čia toksai kraštelis matosi ir tiesiog, nu, nepatinka. Atrodo, kad jau išsiuvinėta kažkas, o pasirodo neišsiuvinėta. Nu, tai aš nusprendžiau padaryti taip, aišku, truputį, va čia kai būna daugiau siūlų, gal truputį maišosi, bet šiaip visai gerai, man patinka, aš tiesiog išsiuvinėju, iškerpu tą siūlo galiuką ir vėl einu toliau siuvinėti. Kadangi vis tiek siuvinėja iš apačios į viršų, tai vat jie labai gražiai užsisiuvinėja. Tai tiek su šituo darbu. Ir dabar, ką aš čia dar turiu? Dabar parodysiu kaltininką, dėl kurio negalėjau vakar filmuoti, nes norėjau jį padaryti. Na štai ir jis, tas mano kaltininkas. Tai išsiuvinėjau štai šitą žmogėliuką. Žiūrėkit, mano delnas, jisai labai yra mažiuliukas. Ir ilgai galvojau, ką aš su juo, kur siuvinėsiu, ar ant plastiko, ar ant medžiagos. Buvo pradžioj tokia mintis, nes aš turiu juos 3 tokius žmogėliukai, čia dideliukai, seneliukai. Turiu 3 schemas šitų. Vienas ten yra su prožektorium, kitas yra su dovanėlė, man atrodo. Ir galvojau gal padaryti tokią kaip knygų skirtuką, pavyzdžiui, va čia ir čia, iš 3 tokių, ant medžiagos. Bet paskui kažkaip pagalvojau, gal ne, pabandysiu aš jį ant plastiko ir man visai patiko, jisai toksai va fainas, mažuliukas, čia galima jį pakabinti, o galbūt galima, pavyzdžiui, bus panaudoti ir pakuojant dovanas, va dabar mintis kilo. Kalėdinės dovanas pakuojant galima jį prikabinti ir bus labai gražus toksai smulkmenytė. Tiesa, čia jame aš dar nepadariau akyčių. Ir vakar aš jį pradėjau tik tai, nors turėjau visą savaitę, bet kadangi dirbau su dideliais darbais, tai palikau jį paskutiniai dienai ir labai norėjau jį pabaigti, nes pradžioje irgi padariau užduotį bingo, ten yra apie berniukas arba senelis,
Tai yra 300 tai yra kryžiukų padariau ir paskui galvoju, nu ką, toks mažuliukas, aš geriau jį pabaigsiu, visiškai pasižiūrėsiu, kas gaunasi ir štai toks gražus, man jis labai patinka, labai toksai, nežinau, nu toks mielas mažuliukas, gražuliukas. Ir norėjau su šituo darbu nepradėti, bet tęsti savo kalėdinį bingo, bet va čia net pasižymėjau, kad barzda 300. Bet jis toksai mažas, kad čia barzdos tiek nėra kryželių. Ir visus, kur pažiūrėjau tuos kryželių skaičių, tai vat nepavyko pritaikyti, nes jis labai mažuliukas yra. Na štai toks va labai nuostabus, gražus dėdukas. Sakau, akytės dar nepadariau, nes yra, rašo, kad reikia prancūziškais mazgeliais, bet aš galvoju, gal karoliukais. Susirasiu kokius tamsius karoliukus 2 čia įsodinsiu. Ir dar va čia vat pagalvojau, paskui siuvinėdama, jeigu rasiu baltus, tai kitus senelius, kai siuvinėsiu, tai va čia va tuos baltus irgi galima karoliukais pasiuvinėti, nes čia yra siūlais baltais. Tai jisai tada bus toksai, nu, toksai gražesnis, tiesiog naujametinis senelis. Tai va, dabar einu atsinešiu dar, ką aš padariau. Tai nepadariau, o aš dar, aišku, nusipirkau kai kurių daiktų. Tai va, nusipirkau dar 2 medžiagas, čia tik tai jums labai blizga, nenoriu iš maišelio išimti. Tai yra va štai tokia 32 kaunto medžiaga, sendinta balta. Ir Aida irgi sendinta balta, 16 kaunto. Tai dėl ko aš šitas medžiagas pirkau, tai tiesiog turiu senai įsisaugojus tokią schemą. Tuo aš jums ją parodysiu, palaukit, čia man čiuožia truputį, parodysiu schemą. Štai tokia žiema, man, palaukit, čiuožia, nečiuožiam, o čia lempa atsišviečia, o taip, geriau bus, vis tiek čiuožia, palaukit, aš patrauksiu tas medžiagas, nes kadangi su maišiukais, tai jos už tai ir čiuožia. Tai va, ir turiu va štai tokią nuostabią schemą žiemą. Jinai man labai graži ir aš ją, nežinau, senai jau aš ją turiu įsisaugojus sagoje ir vis galvoju, reikia ją padaryti. Nors jinai man tokia elegantiška, tokia nuostabiai graži. Ir tą kalėdinį bingo, kai pradėjom, tai galvoju, šitą reikia irgi pradėti, bet laikau save, dėl to, kad pradėtukų turiu nemažai. Ir dar su kalėdiniu bingo reikės pradėti, kai ką mažuliukus tokius darbelius. Tai, nežinau, tiesiog ruošiuosi. Tai čia matot labai spalvų nėra, tai pagrindė kelios raudonos spalvos yra, balta, pilka, čia tamsi tokia, man atrodo, net ne juoda, o kažkokia, toj pažiūrėkim, oi, ne ten, nuėjau, va, spalvos visos ir juodos kaip ir nėra, bet yra, žiūrėkit, ir žalia yra. Nu, taip į darbą žiūrint, atrodo nedaug spalvų, o va pasižiūrėkit, kiek visokių spalvų yra. Visai normaliai. Ir kadangi aš nenorėjau ant balto siuvinėti, nes balto siūlo ant balto labai sudėtinga, už tai pasiėmiau tokią, kaip sakiau, sendintą baltą spalvą ir pasėmiau 2 medžiagas, nes pradžioj galvojau siuvinėti ant tos į Evos, bet paskui pasižiūrėjau schemą, kad čia viskas užsisiuvinėjo, tai aš geriau tada siuvinėsiu ant Aidos, nes, nu, tai tiesiog paprasčiau man yra ant Aidos siuvinėti ir aiškiau viskas ir va. Tai nežinau, kada šitą daiktą pradėsiu siuvinėti, neįsivaizduoju. Aišku, vis kiekvieną žiemą pagalvoju, kad labai faina būtų pasipuošti namus ją, bet aišku, šiemet jau nieko nebus, tai galbūt pradėsiu, žiūrėsiu. Aš dabar sakau, pagrindinis tikslas mano yra elfukė, tai už tai nenoriu nieko daugiau pradėti, nes dar turiu daugiau tų pradėtų darbų didelių, tai noriu juos visus judinti priekį. Ir dar parodysiu, kągi aš dar nusipirkau dėl kalėdinio bingo. Tas kalėdinis bingas, štai. Nusipirkau štai tokią angeliuką, nes nieko neturėjau su angelu visiškai. Tai čia yra Milhilas, angelas.
Ten buvo 2 angeliukai, bet man šitas labiau patiko, ta suknytė tokia faina, jinai tokia besiplaikstanti, čia paukštuką laiko. Ir kasgi čia yra, va, tai yra siūlai, reikės atsirinkti siūlus, karoliukai, va, yra kelių rūšių, raudoni, geltoni ir juodi, tamsis kažkokie ir šviesiai. Ir čia, va, iš tos serijos, va, tas kitas angelas yra, va, oi, palaukit, sufokusuos ar ne, nefokusuoja, per arti. Va šitas angelas man vat yra, bet man kažkaip anas labiau patiko, kurį dabar pirkau. Ir kažkaip taip. Tai va, milhyla, esu siuvinėjusi keli žaisliukus iš milhylo, bet tokio didesnio nelabai. Ir dabar galvoju, reikės persirinkti schemą, aišku. Ir nežinau, ant to popieriaus turbūt reikės ir bus pakabinama kaip žaisliukas pakabinamas, o galbūt pagalvosiu, o galbūt ir ne. Nežinau, tiesiog nusipirkau, kad turėčiau angelą. Ir dar kitą nusipirkau, štai tokias roges. Tai čia yra Dimensions rogės, labai irgi nuostabiai gražios. Jos siuvinėjasi ant plastiko. Va, yra siūliukai, karoliukų nėra. Bet labai norint galima bus įtaisyti karoliukus. Pavyzdžiui, va čia, kur yra dovanėlė, va čia tie raudoni taškiukai, galima čia pabandyti karoliukus. Va, baltus galima ant rogių, va čia, kur yra snaigės. Nu, aš pagalvosiu, nes karoliukai vis dėlto kalėdiniam žaisliukam duoda, nu, daugiau puošnumo tokio grožio. Tai čia irgi kalėdiniam bingo specialiai pirkau, dėl to, kad neturiu jokių rogių. Nu ką, viskas, merginos, šiandien tiek. Vėl čia jums dabar palaikysiu. O, paryškina. Šiandien tiek, čia man biški lempa atsišviečia. Tai tiek šią savaitę padirbau, tai ruletės nesukau. Tikiuosi kitą savaitę, galbūt, nu šią savaitę jau, aišku, na šiandien antradienis. Tikiuosi daugiau suksiu bingo savo, tiek kalėdinį, tiek paprastą. Ir dar noriu pasidžiaugti savo pabaigtuku gražiu žmogėliuku, nykštuku. Va, žiūrėkit, uždėsiu aš jums jį ant delno, jeigu man pavyks. Va, matot, į delną laisvai telpa ir dar sočiai vietos. Ir tikrai labai fainas žmogėliukas, tai aš jį vakar pradėjau ir va, per vakarą galima jį padaryti. Šio trūksta, tik akyčių trūksta ir viskas. Ir gražaus šniurelio. Ir galėsiu, ko gero, tikrai aš jį su juo pakuosiu dovanas. Tai tiek, ačiū labai, kad žiūrite, ačiū, kas komentuojate, beje, atsirado naujų prenumeratorių, labai ačiū, kurios prenumeruojate mane ir stebite. Ir ką, susitiksime jau dabar po savaitėlės. Iki.